čia už tą interviu kažkokio alaus ar kažko gausiu, vyno kažkokio ar ne? Nu, žodžiu, kas vyksta. Vėl paleido balionų ir dabar sušaukė visus, nes 3 nukrito poligonė ir dabar turim surasti. O ką rasim, pasidalinsim, žinau. Tai milijoną kaip dalinsimės? Nu, milijono nebus, bet žodžiu, surinko kelios normaliai. Pasiėmėm, jeigu dar skrendantis, kad nu, kuo nušaudžinai, numušt, tai va, eisim, ieškosim tų balionų. Čia yra nelegalus, su juo žaist negalim, čia yra sukta daugiau negu galima, bet yra toks ratukas. Prisuki, da praeini, išeini, atsuki, ainas kiaurai skūra viską. Nu, balionų paieškai atsivežėm komandos biškį. O tu kurva, pažiūrėk, koks kurva katilas. Ėstai valgysim kaip paršą iš baizos. Bus valgyt, ne? Va, biškį technikos pasėjom, kad lengviau būtų numušt va vieną šitą daiktą, bandysim šaudyti į 3 km aukštį. Nes, sakė, dar atskrenda, o čia va komanda, kad greitai būtų galima dislokuoti kitam poligono kampe, kur kris balionai. Nes, nu, visi nori, o konkuruojančių yra labai daug balionų turiniui, tai nežinau, jeigu po vieną cigaretę visiems liks, tai bus labai, labai neblogai. Žiūrėk, jau radas tą balioną, kur ieškojom šiandien. Jau? Ja. O, va. Žinau, ką tu nori sužinoti. Kaip balionų paieška? Tai vieną jau matom, kad kažkam pasisekė jau vienas radęs, nes vietoj dėtuvių jau pakėlė visur, sukišti, o mums dar nelabai. Kažkaip labai daug konkuruojančios firmos susirinko atstovų. Aš galvoju, kad turėsim ką dalintis. Vienam miške 3 balionai nukrenta. Žiūrėkit, 3 balionai nukrito, kiek žmonių susirinko. Žodžiu, turim Šefyro supertusinu, atvarėm čia toliau ieškot, nichoje nerandam, 4 valandos vakaro, tuoj namo važiuosim, sutems, grįšim greičiausia tuščiom į Santos sveikatą. Mama bėga.